pratęsiant mintį dėstytą praeitame vaizdainyje. Šiek tiek informacijos liečiančios ir tuos kitus vaizdainius buvusius prieš tai apie tą bendrą visų reikalą, tiems, kam rūpi bendra visų ateitis. Pasakysiu tiek, kad malonu, sulaukiau po tų mano kreipimusi viešų apie 40, galbūt jau ir 50 laiškų iš žmonių, kurie domėjosi tuo reikalu, kuriems nusiunčiau tą, ką reikėjo, su paaiškinimais, kurie žino, ką reikia daryti po to. Nors buvo vienas ten nesupratęs toks irgi, nors aiškiai išdėščiau, nesuprato, ką kur kaip daryti, bet iš 3 laiškų paaiškinimo nepavyko paaiškinti, tai jis sako, nesivargink žmogau. Tai va tie, kurie supratot, ką reikia daryti vakar dienai ir šiandien dienai, dėja tik 3 žmonės atvyko, kurie atliko tuos veiksmus, kuriuos reikia padaryti. Ryšim su to visų mūsų bendrų reikalų, apie kurį kalbėjau. Kiti tie 50 plius minus, tai nežinau. Žiūrėsim dar šiandien vakare. Tarp 5-6 valandos vakaro, kiek čia jūsų bus, rytoj dar pažiūrėsim. Gal ir penktadienį pažiūrėsiu, bet nepažadu, kad penktadienį bus, nes galiu būti užsijėmęs kitais šiokiais reikalais. Tai dar porą dienų lauksiu vakarais. Ten, kur koordinatę, sakau, atsiunčiu kiekvienam, kuris kreipėsi į mane elektroniniu paštu dėl to reikalo, kur atvykti, kada atvykti. Tai jau, sakau, skaičius kol kas žmonių toks, apie 50 kreipėsi, 3 realiai de facto atvyko, padarė. Laukiu, viltis miršta paskutinė. Vis dar neįsikirtusiems ir kartuojantiems klausimus atsakau. Ne, nuotoliniu būdu ar distanciniu to reikalo nepadarysi. Reikalingas jūsų gyvas dalyvavimas, gyvas atvykimas ir gyvas patvirtinimas. O ne paštu ten siuntinėjimas. Jeigu esat užsienį, ką padarysi? Jūsų toks pasirinkimas būtų užsienį, jums neišeina. Sakant kitaip, dėl objektyvių priežasčių, subjektyvių jūs renkatės. Apie tą reikalą buvo kalbėta jau senokai, prieš porą mėnesių, prieš mėnesį. Pakankamai laiko buvo galima susiplanuoti. Ir kai kas susiplanavo iš užsienyje gyvenančių ir atvyko, sugebėjo. Taip pat sakau, distanciniu būdu per nuotolį nieko nepavyks. Ir nerašykite ir neklauskite. Galiu ten paštu atsiųsti ar dar kažką. Ne. Tik gyvai atvykus ir gyvai patvirtinus. Niekaip kitaip.